Projektas bibliotekos pažangai didžiausias socialinis skaitmeninio raštingumo plėtros projektas Lietuvos istorijoje. Padėjo sumažinti ne tik skaitmeninę, bet ir socialinę atskirtį. Šio projekto išskirtinumas – panaudoti viešųjų bibliotekų tinklo pajėgumai. Daugiau nei 1200 šalies viešųjų bibliotekų nuo 2008-ųjų išgyveno dinamiškus pokyčius, kurie padidino jų patrauklumą partneriams ir visuomeniai, išryškino bibliotekų sistemos privalumus, atskleidė plėtros potencialą. Šiandien viešosios bibliotekos kasmet pritraukiančios beveik 1 milijoną lankytojų, unikalus tinklas, stiprinantis Lietuvos gyventojų skaitmeninius įgūdžius ir teikiantis visos valstybės mastu svarbią misiją. Projektas bibliotekos pažangai yra unikalus dėl kompleksinio požiūrio. Mažinti skaitmeninę atskirtį buvo siekiama investuojant tiek į techninę bazę, tiek į žmonių žinias bei įgūdžius. O sukūrus mokymams reikalingą infrastruktūrą, per 4,5 metų viešosiose bibliotekose skaitmeninio raštingumo mokėsi daugiau nei 65 000 šalies gyventojų. Projekto metu daugiau nei 1200 bibliotekų įdiegta per 3000 kompiuterių, beveik 900 spausdinimo, kopijavimo ir skenavimo įrenginių, daugiau nei 900 bibliotekų įdiegtas interneto ryšys, todėl šiandien lankytojai nemokamai naršyti internete gali beveik kiekvienoje viešoje bibliotekoje. Daugumoje galima naudotis ir bevėlių ryšių. Tačiau nauja įranga ir interneto ryšys nėra svarbiausi gyventojų skaitmeninio švietimo srityje. Itin svarbu vaidmenį kasdien atlieka bibliotekininkai, kurie bendrauja su bibliotekos lankytojais. 2700 bibliotekininkų gilino savo informacinių technologijų žinias ir bendravimo įgūdžius projekto bibliotekos pažangai surengtuose kursuose. Tad jei 2006 metais tik 6% bibliotekininkų pripažino mokantys internetu naudotis labai gerai, tai šiandien pakankamus naudojimosi kompiuterių ir internetų įgūdžius turi 95% bibliotekininkų. Šiandien jau daugiau nei 1000 bibliotekininkų aktyviai organizuoja skaitmeninių įgūdžių ugdymo kursus ir šiuo metu yra vieni svarbiausių skaitmeninės informacijos ir paslaugų misionierių Lietuvoje. Būtent bibliotekininkų dėka kompiuteriais ir internetu pradėjo naudotis tos visuomenės grupės, kurios iki tol buvo už skaitmeninio pasaulio ribų. Ne tik išaugusi kompetencija, bet ir entuziastingas bibliotekininkų įsitraukimas į projektų organizuojamas akcijas, konkursus lėmė keletą svarbių pokyčių bibliotekose. Viena vertus, per 4 metus išaugo naujų lankytojų, o ypač viešosios interneto prieigos lankytojų bibliotekose skaičius. Antra vertus, pritraukė naujus lankytojus ar sunkiai pasiekiamus gyventojus į bibliotekas, bibliotekininkai pagerino jų gyvenimo kokybę, suteikdami reikalingas skaitmeninio raštingumo žinias ir įgūdžius. Tačiau geriausiai bibliotekų indėlį mažinant skaitmeninę ir socialinę atskirtį atskleidžia ne skaičiai, o konkrečios žmonių istorijos. Tūkstančiams gyventojų nauji įgūdžiai ir prieiga prie interneto padėjo sutaupyti pinigų, rasti darbą, palaikyti nuolatinį ryšį su emigravusiais giminaičiais, praturtinti laisvalaikį, rasti bendraminčių ar net pakilti iš ligos patalo. Štai Valdutė ir Alfonsas gyvenantys Kaišiadoryse iki tol nenaudotą dovanotą kompiuterį ir internetą prisiminė, kai už užsieniečių ištekėjusių dukra išvyko gyventi į Jungtines Amerikos valstijas. Ir jie šiandien Skype programą vadina stebuklu. Dabar seneliai kone kasdien internetu bendrauja su 2 anūkėmis. Šeima kalbasi, dainuoja ir kartais surengia tikrus Lietuvą ir Ameriką jungiančius šokių maratonus. Kasdienybės be interneto jie neįsivaizduoja ir ragina kitas šeimas neverkti, kai vaikai išvažiuoja svetur, o nebijoti išmokti naujų būdų bendrauti virtualiai. Kelią į biblioteką rado ir ponia Nijolė iš Pravieniškių. Ji prieš daugiau nei 2 metus kartu su dar keliais žingeidžiais bibliotekos lankytojais užsirašė į kompiuterinio raštingumo kursus. Moteris pradėjo liaudiškai tariant nuo nulio, o pasibaigus kursams jai jau prireikė kompiuterio namuose. Tada ir pasikeitė moters gyvenimas. Iš pradžių ji pradėjo domėtis medicina, vėliau sekė kiti pomėgiai, bendravimas Skype programa. Aš nežinau, kas tuos kursus čia organizavo, bet aš tikrai nuo savęs tai norėčiau padėkoti tam žmogui. Didelis ačiū, kad pirmiausia už dyką mokėti nereikėjo vietoj. Ir žinios buvo suteiktos, tai tikrai ačiū. O pakeitė kas? Susiradau labai daug draugų.
ji ieškojo darbo. Išmokusi naudotis kompiuteriu ir internetu, šiandien moteris jau keletą mėnesių darbuojasi naujai atsidariusioje parduotuvėje Rumšiškėse. Už tai dėkoja bibliotekai, padėjusiai jai pažinti informacinės technologijas, kurių išmanymo prireikia ir kasdienėme darbe. Iš esmės modernizavusios informacinių technologijų infrastruktūrą, padidinusios darbuotojų kompetenciją ir paskatinusios 10 000 gyventojų aktyviau naudotis interneto teikiamais privalumais, viešosios bibliotekos pastaraisiais metais išplėtė ir savo veiklos misiją. Viešoji biblioteka šiandien kompleksinių paslaugų teikėja, informacijos, kultūros, švietimo ir bendruomenės traukos centras, nuolat diegiantis naujoves ir skatinantis gyventojus jomis aktyviai naudotis. Viskas tiesiog, kas vyksta išoriai, kokie pokyčiai, viskas ateina į bibliotekas, viskas domina ir vartotojus ir mes turim viską mokėti. Dauguma bent jau, kas baigia pas mus mokymus, tai sugrįžta ir matom, kad jungiasi, mokosi, naršo internete, rašo laiškus kažkokius, tai labai smagu. Pasibaigus projektui bibliotekos pažangai, viešosios bibliotekos neketina sustoti. Veikdamos dinamiškoje aplinkoje, jos planuoja ne tik plėsti bendruomeninio gyvenimo centro funkcijas, bet ir prisidėti prie tolesnės visuomenės pažangos. Juk projektas buvo tik impulsas padėjęs atskleisti šalies viešųjų bibliotekų potencialą ir juo viešųjų bibliotekų misija nesibaigia. Vienu žodžiu, turi būti tik pradžia. O toj pradžioje, jeigu pradedi gilintis ir atrandi, kaip sakoma, tos pabaigos nebereikia, o toliau ir toliau eini.